Taigi, kai jautiesi kaip virš gotų, bet nano savargaba, dešinį kairį gabenano pusiausvyrą, reiškia, reiškia, kuriu dizainą. Matot, krikščionių gotų ženklelis, nuo kurių pabėga. Reiškia, statinistai supratę, nebetikra, ar tai bezdalaihoso teorija irgi nebetikra. Va, ką aš jums jau. Čia gal drąsus gotiškas, reiškia, drabužis, o kitas dangus nusileidęs ant žemės, ruda, reiškia, reiškia, portugalų kalboj ne du, reiškia, kaip o beta dažniai, 38 gama dažniai, bet kaip o teta ir 40 gama dažniai. O šokinėjant per virvutę, palengva man po operacijos metai praėjo, bet iki šiol sudėtinga. Va dėl fluorografijos nuotraukos, kuri yra radio ryšio, reiškia, tas, reiškia, dažnės. Tai aš palengva po 4 kartus šokinėjau ir sakau, reiškia, kaip po padykusi Marytei gamyklinį parametrą ir į gamybą persikurti vežionį. Vat išklydusi šiukšlių konteinerį, o vat šitas gyvat įprasminu paprastą, su alfa pradedant sportuoti, kaip aš šokinėjau, reiškia, 4 kartus. Tada pailsiu, taigi vat, žiūrit, teisingai žiūrit, 2 mėlynos, tai 2 debesys. Ir trečias rudas yra įsižeminimas, portugališkai reiškia. Reiškia, kad žemė ir dangus yra teta dažnių, netgi dizaino tokiuose avangarduose. Va, tai vienas toks, reiškia, pradžiamokslis šokinėjimų. Vat adrenalino labai stipriai gauni šokinėdamas. Taip, iš tikrųjų prasideda maratonų klasika, jokiais būdais nepradėti nuo sunkiausio. Tai vat kaip adrenalinas dangus nusileidžia ant žemės, kai būna 2 mėlyni ir 1 rudas. Tai vat rudi rusai, matot, kaip atrodo nejidiš. Ar valgysit, ar kasniuką, reiškia, paliksit kitiem tos daniškos jūros su 40 gama undinėlėmis.